Vasarą Ignalinos spaudoje buvo kviečiama dalyvauti žaidime Ignalinatorius. Tikriausiai daugeliui kilo klausimas, kas tai per atrakcija, tad dabar kiek plačiau apie tai. Aktyvaus poilsio ir Šratasvydžio mėgėjus iš aplinkinių miestų rugpjūčio 22 į Ignaliną sukvietė uždarosios akcinės bendrovės Vormina kolektyvas. Prie miesto pakraštyje išnuomotų sandėlių nuo ryto rinkosi žaidimo dalyviai ir organizatoriai. Ignalinatorius tai Šratasvydžio žaidimas ne tik susiskirstant į komandas, bet ir pasidalinant vaidmenimis. Veiksmas vyksta nesankcionuotos mokslinės organizacijos pavadintos Korporacija teritorijoje. Ši organizacija negaili lėšų ir samdo gabiausius pasaulio mokslininkus, kurie naudodami pažangiausias technologijas gali atlikti naujausius tyrimus ir kurti įvairius korporacijos užsakymus. Sklando tik tai legenda, kad kūriamas kažkoks baisus robotas. Automatiškai mes, tiksliau vyriausybinės pajėgos, jeigu jie aptiks, bandys neutralizuoti. Niekas nežino, kaip tą padaryti. Tiksliau, niekas nežino iš mūsų personalo. Bandysim įsiaiškinti eigoje. Be abejo, korporacijai tikimasi, kad stengsis ginti, vienas dalykas neleisti pakliūti vidų, bet to gins savo kūrinį. O tas kūrinys tai robotas Ignalinatorius. Jis sukurtas siekiant užtikrinti korporacijos saugumą. Gyvybiškai svarbus kiborgo taškai yra apsaugoti šarvo plokštėmis, todėl jis itin sunkiai pažeidžiamas. Ignalinatoriumi žaidimo rengėjai sako robotą pavadinę, nes labai myli savo kraštą ir nenorėjo vadinti jo terminatoriumi ar kokiu kitu užsienietišku žodžiu. Pagrindinis žaidimo tikslas ir yra sunaikinti šį robotą. Tačiau niekas nežino, kaip tai padaryti. Taigi, vienoje barikadų pusėje korporacijos mokslininkai atliekantys įvairiausius bandymus, kuriuos pamatyti ir apie juos sužinoti siūloma tik stipresnių nervų žmonėms. Kitoje pusėje vyriausybinės pajėgos. Jų žaidimo metu būna daugiau, bet užduotis tikrai nelengva. Jeigu korporacija atsisako bendradarbiauti, o pagal scenarijų jie ne tik atsisako, bet ir smarkiai priešinasi, vyriausybinėms pajėgoms tenka užimti bazę ir neutralizuoti galimą pasipriešinimą. Vien patekti į bazę neužtenka. Reikia žinoti, kaip atidaryti saugumo zonos duris ir kaip sunaikinti Ignalinatorių. O tai galima sužinoti tik iš nelaisvėn paimtų mokslininkų arba rasti atsakymą dokumentuose. Žinoma, jei mokslininkai nesuspės sunaikinti. Žaidimas trunka, kol sunaikins Ignalinatorių ir išvalys tą pastatą, sąlyginai išvalys. Tai yra nuo priešininkų. Tai gali būti kažkur nuo 2 valandų iki gali niekada ir nelaimėti, sakysim, tada jau ribosim laiką iki, sakysim, kokias 6 valandas, 7 žaisim, tiesiog žmonės nuo kojų nusivarys ir viskas. Kiek žmonių gali žaisti šitą žaidimą? Labai įvairiai. Šiaip vien pastato gynybai galima paimti kokių 40 žmonių. Automatiškai puolančių turėtų būti kažkur 60 ir daugiau. Realiai, nuo 10 žmonių būtų kažką realu, bet labai jau tas robotas galingas. Dažniausiai iš Šratasvydžio žaidimus atvyksta šio žaidimo mėgėjai ar net profesionalai. Jie paprastai turi visą reikalingą įrangą. Ir kostiumus, ir ginklų, ir net dūmų uždangoms reikalingų sprogmenų. Tačiau jei nori prie žaidimo prisijungti naujokas, neturintis visos įrangos, nebėda. Ja bus pasiūlyta išsinuomoti. Pasak organizatorių, žaidimas, kuriame dalyvauja išmanantys Šratasvydį žmonės, kur kas įdomesnis, nes jie sugeba įsijausti ir sukurti tikrovišką atmosferą. Nors žaidimas iš pirmo žvilgsnio atrodo labai vyriškas, jį gali žaisti visi. Šį kartą buvo atvykusios net kelios dailiosios lyties atstovės. Draugas vieną kartą pasiūlė pabandyti, pabandžiau ir užsikabinau. Ir dabar žaidžiat kažkokiam klube, dažnai žaidžiat? Beveik praktiškai kiekvieną kartą. Utenos klube, Resistance. O kas yra įdomiausia šitam žaidimui? Įdomiausia, tai gal kai laukia ir palymė tas adrenalinas. Vis tiek toks jaudulys yra. Viskas įdomu. Na, o jei jūs sudomino Ignalinatoriaus idėją ir nespėjote sudalyvauti, nesijaudinkite. Organizatoriai žada ir toliau kviesti norinčius aktyviai pailsėti ir smagiai praleisti laiką. Tas reiškia, stengsimės daryti kasmetinį, jau tą didįjį žaidimą
skelbčiau Lietuvos mastais. O tokį jau vietinės reikšmės žaidimą, aišku, galima daryti dažniau tiesiog pagal norus, netgi susitarus, manau, leistumėm pačiam pabūti ignalinatoriui. Kiekvienam žaidžiančiam šratasvydį reikia žinoti, jog svarbiausia šio žaidimo metu yra saugoti akis, todėl būtina dėvėti akinius. Kitų sužeidimų rizika yra labai maža. Net šratukui pataikius į veidą, kraujosruvų ar mėlynių pasitaiko labai retai.